pirmiausia reikia labai gerai pagalvoti apie savo asmeninius ir savo šeimos poreikius. Kiek gaminate, kada gaminate, kokio išdėstymo norėtumėte, kokią turite erdvę, tai tiesiog labai aiškiai apibrėžti poreikį. Tuomet apgalvoti, kokių norisi dizaino sprendimų, kokių norisi spalvų, kokių norisi medžiagų. Man asmeniškai labai pasiteisino konkretus planas dar prieš projektuojant, kur ką noriu laikyti. Nes dažniausiai mes sugalvojame po laiko, kai jau turime baldus, kur ką laikysime. Tuo tarpu, jeigu tu žinai jau prieš savo norus ir poreikius, tu atėjęs pas projektuotoją, pas dizainerį, jau gali pasakyti, aš noriu taip ir bus viskas pritaikyta maksimaliai tavo poreikiams, kur stalčius, kur lentyna. Paskutinis dalykas - tai skirti laiko susitikimams su dizaineriu baldų projektavimo metu, nes būtent tuomet gimsta labai daug sprendimų ir mūsų atveju projektas labai keitėsi eigoje. Su lyg kiekvienu susitikimu mes vis kažką pridėdavom, vis kažką patobulindavom, kol galiausiai gimė šis projektas.